Gerai, taigi šitame video pabandom aprašyti kelias funkcijas be argumentų ir pažiūrėti, ką jos veikia. Tai pirmoji funkcija, tarkim void ir tarkime švedimas arba pasisveikinimas gal. Rašome ją be argumentų, tai yra tušti skliaustai. Ir čia galime išvesti kažkokį savo norimą tekstą, tai pavyzdžiui cout. Labas. Ten dar pridėta eilučių. Programa pradeda darbą. Ir tarkime, to šiai funkcijai užteks ir mes ją galim pamėginti iškviesti. Gerai, to ar turėtų užtekti. Kviečiame ją. Tai yra, kviečiame programą pačią, paleidžiame ją. Tai, kaip matote, užteko vienos eilutės ir jinai išveda 2 teksto eilutės. Kas ir atsitiko šiuo atveju. Gerai, toliau, tarkime, galiu susikurti funkciją, kuri išveda kažkokį tais atsakymą. Tai pavyzdžiui, cout. O, tai yra, norėčiau, tarkim, skaičių, kad išvestų int skaičius. Gerai, ir šiai funkcijai reikės, kad aš išveščiau returną patį. Return, ir tarkime, noriu skaičių 10 grąžinti iš šitos funkcijos. Arba aš galiu atlikti, nežinau, kokį nors, tarkim, skaičiavimą. Int a lygu ten kažkas, int b lygu kažkas ir return a plus b. Ir tada galiu šitą funkciją kviesti. Bet gerai, pirmą parodysiu, kas įvyks. Ok, nieko visiškai neįvyko. Šita funkcija atrodo lyg nėra įvykdžius kažkokią savo kodą. Tai kaip šita funkcija elgiasi? Tai tarsi jūs turėtumėt skaičių 10. Ir jūs iš esmės nepasakot, ką su juo veikti. Jūs tiesiog sakot, kad čia yra 10. Ir toks, whatever, gerai, įvykdysiu tą 10 ir niekur neišvedu į ekraną, nei priskiriu kintamajam, kurį išvešiu, nei nieko. Tiesiog skaičius kažkoks tais gaunasi šitoje vietoj. Ir ką galima padaryti? Tarkim, išvesti tą skaičių. Galima priskirti kintamajam tą skaičių ir tada tą kintamą išvesti ar whatever. Kažką su tuo skaičium reikia nuveikti. Tai šitą kodo blokelį jūs galite įsivaizduoti kaip būtent tą skaičių, kurį ką tik ištryniau. Ir ką su juo galima nuveikti, tai tarkim sakyti int a lygu tą funkciją. Ir kas čia įvyks, tai jisai kurs kintamai, deklaruos jį, o inicializacija vyks su tuo, kad jisai kvies tą funkciją, kuri įvykdys kodą ir šitoje vietoje jis įstatys skaičių, ką ta funkcija returnins. Tai šiuo atveju bus 15. Šitoje vietoje jis įstatys 15 skaičių. Ir tada tą a galima, tarkime, išvesti. Ir išveda 15. Ką dar su to galima nuveikti? Tai galime mes iš karto tą funkciją išvesti. Tai tarkim buvo cout 10. Taip ir čia mes galim tą funkciją iškviesti. Ir šitoje vietoje jisai eis coutą daryti, žinos, kad jau turi išvedinėti į ekraną, prieš šitą vietą ir galvos, ok, čia yra funkcija, aš varau į tą funkciją, jinai kažką apskaičiuoja, jinai daro returną, tai a plus b, tai 5 plus 10, čia įstato 15 ir toliau tęsia kodą. Ir turime 2 kartus po 15, nes vieną kartą įkeliam į kintamą ir tada išvedėm, o kitą kartą iš karto išvedėm tą funkciją. Gerai. Ką dar galima padaryti? Galima kažką šiek tiek sudėtingesnį padaryti. Pavyzdžiui, int funkcija, užvadinti ją, tarkim, suma. Ir iš karto čia daryti interakciją su vartotojum. Pavyzdžiui, cout, įveskite 2 skaičius. Ir ką žmogus įvedinės, tai 2 skaičius. CNA ir CNB. Ir ką su tais skaičiais galim nuveikti, tai tiesiog
išvesti jų atsakymą. Tai return A plus B. Gerai. Tikiuosi dar nėra confusing, bet šitoje vietoje turėsit kintamosius. Jūs žmogui pasakysit, kad įvestų juos, jis įves reikšmės juos. Ir tiesiog funkcija grąžins sudėties atsakymą, sumos atsakymą, sumą. Gerai. Ir kadangi čia yra int funkcija, čia daro returną, čia bus tik skaičius. Jūs negausite kažkokio tai teksto, kad atsakymas yra lygu kažkas. Jūs jį patys turite išvesti. Tai cout atsakymas, sumos atsakymas, lygu ta funkcija. Paleidžiam programą. Gerai. Ir ji man sako, įveskite 2 skaičius. Tai jisai jau jis pirmą kviečia šitą funkciją, nes ji jam bus reikalinga. Ir jisai dabar yra šitoj vietoj. Sukūrė kintamosius, jisai sako, įveskite 2 skaičius. Tai gerai, aš ir įvedu 2 skaičius. Enter. Ir kas įvyko, tai aš įvedžiau šitoj vietoj 2 skaičius, jisai iš karto grąžino man atsakymą. Ir kai jau jis žinojo, koks čia skaičius turi būti, jis tada išvedė šitą sumos atsakymas, jis įstatė tą, kokį skaičių gavo, 30, ir tada naujį eilutę išvedė. Gerai, tai tokiu būdu jūs galite elgtis su funkcijomis, kurios neturi argumentų. Jūs galite kurti kažkokius kintamosius tose funkcijose, jūs galite daryti whatever tose funkcijose, ką jums reikia. Ką aš padariau? Ir dar galime pasibandymų išvesti atsisveikinimą kažkokį. Tai tarkim void atsisveikinimas. Ir tarkime rašyti cout programa baigė darbą. Ir iškviesti šią funkciją. Ir išvedė atsakymą kažkokį ir išvedė, kad programa baigė darbą. Dabar, jeigu pastebėsite, jūs visą savo kodą iškelite kažkur kitur ir jūsų main tapo daug švaresnis. Jūs žinote, kad šitas kodo fragmentas daro vieną dalyką, šitas kodo fragmentas daro antrą dalyką, šitas daro, kinda tą patį, ką ir šitas, tačiau jis šiek tiek kitaip aprašytas. Šitas kodo fragmentas dar kažką kito daro ir šitas kodo fragmentas jau paskutinį last dalyką daro. Ir jeigu aš nuimčiau tarpus, mainas žiauriai mažas būtų vietoj tų daug eilučių, kurias aš čia pritaikiau. Ir tarkime šičia būtų mainė, jeigu iškeltume mainą, būtų nebe 3 eilutės, o 6, nes mes šią funkciją kvietėm 2 kartus, ne vieną. Ir dabar jeigu dar galima įsivaizduoti, tarkim, pasisveikinimo funkciją, čia mes galim daug daugiau cout pridėti, tarkim, programą atliko, tas ir tas. Toliau cout ten to ir to univero. Stud, and whatever. Ir tiesiog visą didelį bloką informacijos išvesti apie programą, jos kūrimą, ten instrukcijas ar daugą. Ir jūs tiesiog žinosit, kad šita funkcija, viena šita eilutė, ji visą tą informaciją išveda ir jums tiesiog netrukdo. Jinai kažkur yra tas kodas, kažkur čia įkeltas. Bet jisai nesimaišo. Ant akių niekaip nelimpa ir jūs žinote, ką šita viena eilutė, ką šitas vienas žodis daro. Tai yra labai patogu. Gerai, tai turbūt tiek apie tokias paprastas funkcijas, kurios yra be argumentų. Tai turbūt pratęsim su argumentais, kaip veikia viskas.